Labas vakaras, mėly TV žiūrovai. Esu studijoje pas savo bičiulį, bendramintį, bendražygį Donatą Pikelį. Dėkuoju jam už suteiktą galimybę išsakyti savo mintis, papasakoti, apie buvusius praėjusius 24 dienos įvykius Vilniuje. Na, visų pirma, prieš pradėdamas norėčiau pasakyti, dėl ko aš kreipiausi į savo bičiulį. Dėl to, kad visi aiškiai žinot, ir aš tą seniai žinau jau, gal anksčiau, prieš 2016, netgi dalyvaujant politikoje, kad jau tada žiniasklaida buvo perkama ir parduodama, o po užpraeitų metų įvykių Vilniuje, tai tapo akivaizdu, kad jau dabar visiškai žiniasklaida yra cenzūruojama, perkama, iškarpama. Todėl aš nusprendžiau kreiptis į jį, kad galėčiau objektyviai papasakoti visą, kas buvo iš tikrųjų, o ne tai, ką rodo ten televizija ir žmonės prisižiūrėjo visokių ten televizijas, prisiklauso radijo, po to gauna tą neteisingą informaciją, ta informacija yra iškraipama ir žmonės yra sąmoningai klaidinami. Tai be abejo, turbūt visi, kas jau žinote, kad čia buvo tokia kalba, Lietuvos bankas padarė kažkokius tai atseit tyrimus neva ir paskelbė, kiek uždirba, perdirbėjai, ten tie tiekėjai pieno ir prekybininkai. Ir gavosi taip, kad šitose tyrimuose atsispindi taip, kad daugiausia uždirba žemdirbiai. Nu, tai visi žinot, kad realiai kiekvienas, kuris šiek tiek mąstantis žmogus, supranta, kad taip nėra. Tai dėl to ir kreipiausi į savo bičiulį kolegą. Jums bandysiu papasakoti apie tai, kas vyko Vilniuje, šitame mitinge, proteste žemdirbių ir visą kitą išsamei. Pabandysiu papasakoti, kadangi aš dariau tą reportažą iš namų, bet kadangi tas mano galimybės yra ribotas ir vaizdo kokybė, ir garsas savaime, tai dabar aš studijoje. Na ir turbūt pradėsiu nuo visų tų organizacinių. Tiesa, dar norėčiau dabar pasakyti, aš vakar dar telefonu bendravau su Kelmės ūkininku, ten skyriaus pirmininku ir pasiūliau jam sudalyvauti. Dar aš tada nebuvau kreipęsis į Donatą, bet jam pasiūliau sudalyvauti tiesiogiai šitoje studijoje ir papasakoti maždaug apie visą tą organizacinį darbą, visas tai veiklą, nes šitam mitingui, protestui reikėjo labai daug ir laiko, ir sąnaudų, ir pinigų, žinoma, pasiruošti. Ir paskambinus, žmogus tiesiogiai kategoriškai atsisakė dalyvauti, paklausiau, kodėl, tai sako, kiek galima arti, tiesiog buvo tai teikta labai daug įdėta to darbo, pastangų, bet aišku, savaime supratau, dėl ko žmogus tiesiog yra morališkai galbūt sužlugdytas. Ir jam kaip pirmą kartą patyrus tokį galbūt fiasko, kai aš tai žinojau, man tai yra ne pirmas kartas, kai darai renginį, dedi kažkokias didžiulės pastangas ir viskas nueina vėjais ten. Tai žmogus matosi kažkuriam laikui tai yra sutrikęs, gal palūžęs šiek tiek, na, duok dieve, jam stiprybės ir visa kita, ir visiems kitiem tiem ūkininkam, kurie ruošiasi žemdirbiai šitam reikalui, kad jie netoliau, kaip sakoma, nepalūžtų. Ir toliau, nes yra toks posakis, kas mūsų nenužudo, tik padaro stipresniais. Tai linkėčiau tiem žemdirbiam nepalūžti ir bandyti dar kažką kartą atsigavus, gal geriau susikoncentravus, vėl padarius kažkokius tai dalykus tuos ir pasiruošus tuos daugiau namų darbus, išmoktas tas pamokas politinės. Na, ir dar mes kalbėjom su juo ten telefonu, jis pasakė, čia sako, ne, aš nepolitikuoju, ne, čia nėra politikos. Ir jis aišku žino, kad nesuprato, kas iš viso tai yra politika, o kas, mėlyje, yra politika. Politika tai yra poveikio darimas. Ir aš jam iš karto pasakiau, tu jau, sakau, dalyvauji politikoje. Jeigu tu nesi kažkoks ten Seimo narys, ar ten neužimi kažkokių savivaldybė, ar kažkokių tai pareigų, bet vis tiek tu jau darydamas poveikį, tu jau darai politiką, nes politika tai yra poveikio darimas. Ir reiškia, kaip galima daryti politiką? Politiką galima daryti įvairiai tam. Kas turi daug pinigų, kažkokią tą įtaką valdžios struktūrą ir dar kai galima padaryti. Taip pat galima ten bauginant, kažkaip šantažuojant, dar kažkaip, tai jau yra politika. O mes, kaip tokie ūkininkai, galima daryti tą politiką tik tai su viešumu, išviešinant.
yra toksai lotiniškas žodis provokacija. Tai reiškia, ir vokacija, atsiprašau, žodis. Tai šitas žodis reiškia pasišventimą, tarnystę. Tai yra daugiau dvasininkai tą žodį naudoja, vokacija, reiškia, bažnyčia ten tarnauja, dar kažkur tarnauja Dievui, tarnauja visuomeniai. Bet pridėjus dar dalelytę pro, gaunasi žodis provokacija. Mūsuose šitas žodis yra suprantamas kaip blogas kažkoks tai žodis, kažką tai reiškiantis blogį, kažkokį tai piktą darymą, kažkokį tai kurstumę santaiką. O iš tikrųjų provokacija žodis, tai reiškia atkreipti į save dėmesį. Tai vat ūkininkai, galima sakyti, darydami šitą protestą kažkokį tai pildami, ten dalindami tą iš pradžių, pildami laukus tą pieną, po to dalindami, ir surengė tą mitingą, jie jau padarė provokaciją, kitaip tariant, kad atkreiptų į save valdžios ir visuomenės dėmesį. Deja, valdžia, žinoma, savaime, ten sėdintis, kaip ir reikėjo tikėtis, jie savaime, aišku, nesureagavo ir tą netkreipė to dėmesį. Kažkiek, jeigu jie tikėjosi, kad visuomenė atkreips dėmesį, tai galiu pasakyti, kad tas visuomenė taip pat nelabai atkreipė dėmesį. Žinoma, yra tokių, kurie palaiko tos ūkininkų žemdirbius ir tikrai viešina ir Facebook'e, visur kitur, visose grupėse, kaip tie ūkininkai ten parodo tą jų sunkų darbą, kaip jie yra, reiškia, engiami ir daugelis ir viešina, kad jie ten gauna labai mažą ten atlygį už tą savo sunkų darbą. Ir daugelis ten miestiečių, kurie būdami, jie net neįsivaizduoja, mato parduotuvėje kainas ir jie realiai net nesigilino ir jiems neįdomu, kiek reiškia tas ūkininkas žemdirbys gauna už tą žaliavinį pieną, kokie jiems nesupirkėjai moka kainą, jiems tiesiog neįdomu, jie žiūri savo interesų, mato parduotuvėje, dar savaime aišku yra. Ir kažkokia skleidžiama dezinformacija, kad ūkininkai ten labai gerai gyvena. Iš tikrųjų taip, yra tokių ūkininkų, kur ir girdėjau tame mitinge, kurie piktinasi, kad yra priešinami, kiršinami ten tarp smulkiųjų, ten stambiųjų. Tai žinoma, savaime ta priešprieša yra ir būti negali, nors kai kada daro tą klaidą didžiulę. Ir tie ūkininkai, nes jie paprasčiausiai dažniausiai, netgi nesantis kokie turtingi, jie nori pasirodyti, kad mes labai turtingi ir savaime, aišku, tai piktina ir tuos verslininkus, kurie turi verslus ir dar kažkur miestuose ir jie ten dirba neskaičiuodami tų valandų, kai tuo tarpu tie ūkininkai, ne visi, dalis tų ūkininkų tiesiog, o dabar žiemą, nesezonas, ypač grūdininkai, jie tiesiog nesezono metu sėdė ten kažkur ant sopkutės prie gerai įsirengtuose savo būstuose, ten žiūri tos didžiulius ten televizorius, ten sėdi prie kompiuterių, ir jie praktiškai nevykdydami jokios veiklos, turi kažkokias pajamas ir iš tų sėkmingai gyvena. Tai vat yra dalykai tokie ir aš dabar nežinau, čia galiu sakyti taip ir taip, palaikyti tos ūkininkus, nepalaikyti, bet praktiškai bėda yra ta, kad tie ūkininkai taip pat irgi nelabai suprato, į kokią jie situaciją yra papuolę ir jie garantuoja, kad dauguma nėra skaitę, rankose laikė šitos Lietuvos Respublikos konstitucijas ir aš čia truputį esu pasiruošęs, tai aš pabandysiu pacituoti tą konstituciją, kas joje yra parašyta. Tuoj surasiu, kažkur skirtukas buvo įsidėjęs. Kažkur buvo skirtukas įdėtas. Yra ketvirtas skirsnis – tautos ūkis ir darbas. 46 konstitucijos straipsnis – Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teisės, asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą. Tai reiškia, kad šitie ūkininkai kažkuria prasme, jie turi teisę ir laisvę iniciatyvą į savo ūkinę veiklą. Toliau, valstybė remia visuomeniai naudingas ūkinės pastangas ir iniciatyvą. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovė. Tai yra dalykas toks, taip turėtų viskas būti, bet kadangi dabar toj konstitucija taip kaip ir nėra, ir valstybė reguliuoja, ir dabar daug kas bando pasakyti, kad valstybė negali kištis ir reguliuoti. Ir ten kažkokią tą ūkininko veiklą, negali kištis į rinką ir panašiai. Tai viskas būtų lyg ir taip. Visas tas kainas, visą kitus tos santykius tarp supirkėjų, perdirbėjų, vartotojų, tai turėtų natūraliai reguliuoti rinką. Bet yra dalykas tas, kada valstybė įsikiša, ten būdami politikai ir turėdami kažkokį savo verslą, dar kažkur
patys ten turėdami tame žemės ūkį kažkokiu interesu. Jie įsikiša tiesiogiai, ten skirstydami kažkokias paramas ir tada jau gaunasi ta rinka savotiškai iškreipta. Todėl būtent tas pats 46 straipsnis toliau byloja. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Tai dabar jūs pagalvokit, jeigu kažkoks tai politikas atėjęs, ten ir ne vienas ten politikas, keli politikai ar tos politikų grupės, atėję ten į valdžią, į Seimą, priima tokius įstatymus, kurie monopolizuoja ir iškreipia tą rinką. Tai tada turbūt yra viso to, reiškia šito dabar šitos, reiškia rinkos, ne šitos rinkos, viso šito dabar skandalas, sakykime, šitos krizės, visi padariniai ir dėl to dabar viskas yra, kaip sakyti, tas prieitas, galbūt liepto galas žemės ūkyje, kuris atvedė tą žemės ūkį į krizę. Tai reiškia, jeigu 5 procentai tų stambiųjų žemės ūkio visokių ten bendrovės ir visų ten žemės valdytojų pasiima pusę visų ten tiesioginių išmokų, nu tai jau čia kažkas yra nenormalu ir čia kitaip ir būti negalėjo ir paprasčiausiai dabar tie ūkininkai prisidėdami, ten tarkim, veždami ten grūdus, tiekdami ar dar kažką, arba tą pieną, ten jie galvoja, kad čia viskas yra normalu ir viskas gerai, savotiškai jie ir paremia visą tą monopoliją. Nu, va dabar yra, jie dabar galbūt atsitokė, jie suprato, bet jau yra padaryta jau kaip per vėlų ir dabar nežinau, kaip iš tos situacijos toliau reikėtų be tos valstybės išsikišimo išbristi ir ką čia toliau reikėtų daryti, kad, reiškia, šitiems žlugus visiems šitiems ūkiams, tai nereiškia, kad ten tie ūkininkai nukenties. Tai nukenties visas Lietuvos žemė, ne tik žemės ūkis, bet aplamai ir visa Lietuva, visa ekonomika, kur jau taip jau yra. Infliacija jau ritasi į dugną, ten į prarąją, visa ta ekonomika mūsų ir visa valstybė ritasi, taip pat ir visas biudžetas, tik reikia pagalvoti ir apie tos, ne tik tais apie vartotojus, ten, kuriems reikalingas tas maistas, bet ir apie surinktus kažkokius į biudžetą pinigus ir visą kitą, ir apie tas biudžetinės įstaigas, į tą policiją, ir apie mokytojus, ir apie visus kitus, ten, kurie gyvena iš tų biudžetinių, reiškia, iš tų biudžetinių lėšų ir kai tie ūkininkai nebebus pajėgus, reiškia, mokėti, taps nemokus ir bankrutuos, kas bus tada su šitais biudžetininkais ir panašaus. Nu, tai va, tai yra tokia situacija. Toliau yra dar kitas variantas, iš kitos pusės dar irgi taip pat aš pasižiūrėjau iš Lietuvos Respublikos konstitucijos, kad kaip ir pateisinti tos ūkininkus, visą kitą, bet yra dar ir kitas, va, tuo yra suskirtuka. Toliau. 54 straipsnis tuo tarpu neįpareigoja byloje. Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsaugą, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami gausinami gamtos ištekliai. Įstatymų draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją. Va čia yra pagrindinis dalykas. Visi tie ūkininkai, visi jau seniai turėjo žinoti ir jie turėjo susipažinti su šitą konstitucija, šito straipsnių, šitą Lietuvos Respublikos straipsnį čia sugalvoja ne Europos Sąjunga, ne dar kažkas, ne kažkokie žalieji. Tai jau buvo seniai ir jie tą turėjo suprasti, kad reiškia visoje Europoje šiaip ar taip yra saugoma ta gamta, reiškia saugomas dirvožemis, saugoma aplinka. Dėl to dabar tai yra ūkininkai šitame mitinge buvo pasipiktinę, ten bendrovai, ypač vadovai, kaip dabar čia taip, Europos Sąjunga ten taiko kažkokius perteklinius reikalavimus, ten kažkokias apsauginės ten zonas prie upelių, dar kažkur kažką. Mielieji, nu tai yra natūralu. Aišku, daugelį atveju gal tai yra priimta ir visiškai nesąmoningų tokių ten tų žlugdančių, kažkokių nežlugdančių, bet tokių visiškai nesąmoningų ir neprotingų tų kažkokių ten tų sprendimų ir reikalavimų iš tų ūkininkų. Betgi visi tai žinojo, kad ta žalioji ekonomika, kaip ten jau neateina į Lietuvą, jinai jau atėjo. Tai jau buvo prieš kelius metus viską tai kalbama ir apie kad tai bus tos sąlygos ir kad pasižiūrinti skandinavus,
teks anksčiau ar vėliau, reiškia, prie to prisitaikyti, susitaikyti. Dėl to mes su šeima jau prieš kelius metus jau praktiškai supratom, kad tam reikia ruoštis. Mūsų ten tas ūkelis nėra labai didelis, reiškia, ten per abu ūkius, 2 šeimos yra ūkiai sujungti vieną, tai pusę šito šeimos ūkio įregistravom, tai žmona baigė tos kursus, visą kitą, įregistravo tą ekologinį ūkininkavimą ir mes jau sėkmingai keli metai jau darom tą veiklą, gaminam tą produkciją. Žinoma, tai ir dar yra tik tai pati pradžia. Bet mes tą supratę, jau seniai ėmėm taikyti tą sėjomainą, žalienas, visą kitą. Dabar, žinoma, dar papildomai tobulinamės visokius ten, lankom kursų seminarus ir dabar neseniai buvo Kelmėje suorganizuoti iš Kauno akademijos du tie lektoriai, dėstytojai atvažiavę mus, reiškia, kaip sakyti, tobulino, mokė ir žiūrėjo apie kompostavimą, apie sėjomainą ir kurie tie ūkininkai turi galimybę, aš jau buvau seniai siūlęs pereiti prie ekologinio ūkininkavimo, bet žmonės kažkodėl labai bijo to ekologinio ūkininkavimo ir jie galvoja, kad ten kažkoks tai siaubas, baubas, kad ten visiškai yra draudžiama naudoti kažkokias trąšas, ten chemiją ar kažką panašaus. Ne, mielieji, taip nėra. Iš tikrųjų, taip, trąšos yra leidžiamas naudoti, aišku, jos šitos trąšos yra padarytas daugiau kažkokiu tai tokiu bio pagrindu ir nėra tik draudžiama mineralinės trąšos ir taip pat yra skleidžiamas tokia informacija, kad negalima gydyti ten gyvulių antibiotikais. Ne, iš tikrųjų tai yra leidžiama, nesukeliant, kad gyvuliams nesukelti kažkokių tai kančių, leidžiama gydyti tais antibiotikai sergant gyvulių, jeigu kitaip yra neįmanoma, bet tai veterinarijos specialistai atžymė tą dalyką, yra žurnalas vedamas, kad reiškia tas gyvulys, kol jis yra gydomas ten tais antibiotikais, jo reiškia tas periodas prieš skerdžiant ar ką yra padvigubėję, tai reiškia, kad jūs, jeigu tas gyvulys ten po gydymo kažkokio paprasto, buvo ten, tarkim, mėnuo, tai tais antibiotikais pagydžius ten 2 mėnesius negalima ten naudoti ten kažkokio pieno produktų arba ten mėsos tiekti į rinką. Tai va tokie dalykai yra, tai nėra labai, kaip sakyti, didžiulė tragedija, tai mes išbandėm, bandysim toliau, tobulėsim, visą kitą, bet yra situacija tokia. Tai kada yra ten keli šimtai hektarų tos žemės ar daugiau, ten 500 ar ne, tai aš nežinau, ar vargu yra ir vien užsiema viena šaka, ten nelaiko jokių gyvulių niekar, yra vien tik tais augalininkystė ir tie dirvožemiai taikant, kaip sakoma, netaikant sėjomainas ir naudojant atsiliavimą, kaip 5 metai daug yra tokių ūkių, žinau pats, kai 5 metai iš eilės yra siejama ta pati kultūra kviečiai ir kviečiai, nu, tai šitas dirvožemis savaime, aišku, yra pasmerktas ir viskas čia kitaip ir būti negali. Ir aš toliau dar dabar važinėjau daug, ne vien tik čia yra, visi galvoja, kad čia tik vien pienininkų problema. Čia jau pirmiau turbūt ko gero, jau čia grūdininkų daugiau ta problema yra, kai nebėra tiesiog tų grūdų. Užsidarė ten per Rusiją dėl to karo dabar ta visa rinka ir tiesiog tie grūdininkai, kurie ten spėjo už centus išvežti, ten tos grūdus priduoti, tai dabar daug dar kas yra, kai kurie laikė saugyklose tikėdamėsi, kad ten kils ta kaina ir jie pato vėliau gal kažkada kils ta kaina ir jie galės realizuoti tos savo grūdus, bet panašu, kad ta kaina tai krinta ir savaime aišku, kad tie grūdų kokybė ten, žinoma, atsirado sandėly ten visokių arkučių, visą kitą ir ta grūdų kokybė ten jų, kaip sakyt, blogėja ir tie grūdai gal vietinė rinka yra sunaikinta. Tai aš jau prieš kelius metus tą sakiau, kad norint kažką daryti, aš pats dar kandidatuodamas ten į Kelmės rajono savivaldybės tarybą, reiškia, rašiau pats programą ir sakiau tada visiems tiem politikam, kad, reiškia, buvo tokia programa, tai aišku, kurios niekas neskaitė, kad būtina atgaivinti vietinę rinką. Tai ką dabar mes ir bandom daryti, kad, reiškia, tų grūdų, jeigu nėra kažkur perteklius ar kažkur kažką, tai kad būtų galima ten kaip anksčiau parduoti turguose kažkur tiesiogiai gyventojams, kad tie gyventojai galėtų laikyti, auginti kažkokias vištas ir visą kitą, ten žąsis, triušis ir vienu žodžiu atgaivinus iš visą šitą ūkį, būtų galima tą dalyką atsirastų ir užimtumas ir visa kita, bet kai žmonės yra dabar atimti tie paskutiniai ten iš jų ten tie 3 hektarai ir žmonės paprasčiausiai gyvendami kaime, jau netgi ir ūkininkai ir ne tik ūkininkai jau nebegali net porą ten tų svogūnų į žemę įkišti, kad užsiauginti kažkokių laiškų ar dar kažkokių, tai jau nebekalba apie kažkokias bulves ar daržoves ir kai ūkininkai ten, patys tie ūkininkai, pienininkai, grūdininkai, jie jau maitinasi iš parduotuvės, netgi niekas savo, netgi pienininkai yra tokių pažįstų, kurie, tarkim, turėdami savo pieno ūkį ir jie
perka iš parduotuvės ten varškę, grietinę, suklausiu, kai duoda, ai, ką čia sako, dabar ten terliotis, jau nusipirkau ir viskas ir gerai. O tai kaip bus, kad nebebus parduotuvėse tų, reiškia to pieno tada, ir tai, kaip tada reikės ko maitinti. Ir maitinasi visi praktiškai kaime gyvenantis, visi maitinasi iš parduotuvių, prekybos centrų, važiuoja perka parduotuvėse, tai jau tapo tokia norma, tokia kultūra. Nu, vat, gal dėl to ir gaunasi, dėl to tokie dalykai, kad jau kaime niekas nebenori nieko auginti ir visą kitą, ir jau dabar netgi miestuose žmonės pradeda balkonais auginti kažkokius ridikėlius, ten svogūnus, jau ne su vienu, reiškia, kurie dabar prekiaujam tą savo produkciją, jau, sako, mes patys jau auginam ten svogūnus, ridikėlius, salotas, jau bando auginti net balkonuose žmonės. Tai va, ir dabar ir sakau, tokia situacija, na ir žinoma, da visi tie pertekliniai draudimai, visi ten visokias tos kiaulių maratono aferos, ten paukščių visokių gripų, dar kiti, ten tų visų tų parazituojančių, ten veterinarijos, visokių tų tarnybų įsikišimai, kurie ten, nežinau, ten globalistų, kieno ten užsakymų, ko gero, globalistų, aišku, užsakymų, ar ten iš pradžių ten tas kiaulių visas ūkio žlugdymas buvo padarytas, reiškia, tų stambiųjų kiaulių augintojų, reiškia, užsakymų, čia nieko čia nuostabu, viskas aišku ir panašiai lygiai galima kaip per kalkę rašytas visi tie tokie pat, kaip ta pandemija prasidėjus, lygiai tas pats buvo su kiaulių maru, kad ten tas maras plinta vos nekimirkstų, ten tik prisilietus ir ten praktiškai per savaitę tų kiaulių jau Lietuvoje turėjo būti nelikti, nu, ne tik Lietuvoje, bet jau Europoje, ir ten per vėjai, per visą kitą ten plinta tas kiaulių maras, kito tarpu nu, ten nebuvo, negirdėjau, kad kur nugaištų tą kiaulį, dabar neseniai va Šaukinuose nugaišė kažkokią kiaulę ir moteriškai išsikvietė veterinarai, tas veterinaras kaip sakyti, atidavė tą kiaulę kažkur tam ekspertams, tai nustatė kiaulių marą židinį, mūsų Šaukinų seniūnijoje dabar paskelbtas yra tas, reiškia, ten 3 kilometrų ten židinys, ten kažkokie ten reikalavimai, gal privers tas kiaulės visiškai jiems ten sunaikinti, o mes gyvenam 10 kilometrų spindulių ten esantiems, tai irgi yra papildomi ten kontrolė, važinėjasi veterinarijos tarnybos, ten jūs papildomai tikrina tos kiaulių laikytojus, tai va, tai yra tokia situacija. Na dabar, turbūt gal daugiau nutolau nuo tos temos, čia papasakoju aplamai, dar noriu pasakyti, dabar aš, tas pats yra visuose sektoriuose, ir grūdininkas, ir pienininkais, taip pat yra su daržininkais, aš jau nebekalbu apie tos stambiuosius, ten tos monopolinius, tos kur daržovių augintojus, kur ten, tarkim, šitiek yra trąšų ir chemijos į tas daržovės sudedama. Ten ta produkcija užpildyta jų rinka, reiškia, ir jie yra pagrindiniai tiekėjai, ir jie kažkur anksčiau išveždavo ten tą produkciją, dalį kažkokią tik labai nedidelė dalis patekdavo į mūsų ten tos prekybos, ir aišku, matau iš tų ūkininkų ten tą produkciją, prekybos ten Maxima, Norfos ten tose lentynuose, bet kiek ten supratau, ten nelabai jiems ten yra mokama didelę kainą, jie tai iš bėdos, kad užkaišėti tos savo biudžeto skylės, ten tiekia ten tas daržovės, ten padaryta ten kaina didelė, po to padaro akciją, nu ten tiek girdėjau, tiem tiekėjim, ten jie daug nemoka, vos po kelius centus, ten tos prekybos tie tinklai, ir tiems mūsų ūkininkams anksčiau kažkur per Rusiją išveždo, dar per kažkur, dabar žiūrėjau prekybos, reiškia, tinkluose dėl daržovės, aš pasakoju dėl to, kad man tai yra labai aktualu, nes pagrindinė mūsų veikla dabar yra daržovė, reiškia, auginimas, perdirbimas, realizavimas, pagrindinė tokia veikla, ir manau, kad ateityje toliau ten dar žiūrėsim tą konservavimą, visą kitą bandysim pagrindę daržininkystę, nes daržovės jau visoje Europoje kainas kyla, yra dukros gyvena užsienyje, kainos yra kosminės, dabar neseniai buvom nuvažiavę Lenkijoje, tai Lenkijoje daržovių kaina, patikėkit, yra labai didelė, nors Lenkai praugindavo ir eksportuodavo į Lietuvą, tai praktiškai tokių kainų, kokia šita prekybos centruose, ten to kopūsto ar morko kainos yra, tai Lenkijoje tiek morkos, tiek kopūstai, reiškia, kainuoja apie 90 euro centų, reiškia, tiek morkos, tiek kopūstai, kad šitą prekybos centruose pas mus galima ten už 40 centų rasti padaryti akciją ten morko, arba, nu dabar jau pradėjo, aišku, morko to kaina kilti, ir mes čia pardavinėjom savo po 50 centų, o prekybos centruose jau dabar pradėjo morko kaina kilti, tai yra akivaizdu, matomai, kad tų morkų pradėjo, nu, pavasariop jau trūkti. Tai va tokia yra sistema. Bet aš kalbu ne apie tos stambiuosius, tos kurio tos ūkininkus, bet važinėjau pro tos daržininkus, kurie ten gal minimaliai, nėra, jie ten neturi tos rinkos monopolinės, jie ten minimaliai augindavo ten tas daržovės, tiek pardavinėdavo kažkur turguose, dar kažkur tai, ir vienu žodžiu kalbėjau su jais ir dabar klausiau, kaip su tais kopūstais, tai sako, pardaviau gal 2-3 galvas, dabar pradėjo pirkti tas kopūstų, iškai prisandėliuota ten tų kopūstų privalyti, ir sako, svoris krinta, bulvių yra pripilta, niekam nieko nereikia, morko, reiškia, irgi va, apie 4 tonos yra supiltos, ten saugyklą turi, jisai ten pirmai pasidaręs, buvau pas vieną, pas kitą nuvažiavęs, niekam nereikia, o svoris krinta. Nu, o kas yra? Yra situacija tokia, kad čia į tą dalyką dabar politikai mūsų eina ten į tarybą, ir dar kažkur bando visi, ir niekas nekalba dabar.
Mes patys turim, yra daug tų morkų priauginta, šiemet jau nuskendo mums ir tos bulvės ir tie burokėliai, bet labai gerai užderėjo morkas yra ekologinės ir galėtume paimti tą sertifikatą be jokių problemų, bet niekas nepasidomėjo. Tai politikams, tai žinoma, savaime, aišku, jie ten rūpinasi savais tais monopolininkais, perka iš chemizuotų ūkių, kadangi jų atstovai ten sėdė tarybose rajoną, dar kažkur ten turi tą stogą ir savaime, aišku, mokyklos, ligonės, darželiai perka iš jų, o mūsų net niekas nepaklausė. Ir ten tiesiogiai, kad ten sakytų, ar jūs turit gal darželiam, gal morkom, ten kokia kaina būtų. Ir savaime, aišku, mes atiduotumėm ir pigiau galėjom aprūpinti, reiškia, šitas ligoninės visas, ten mokyklas, darželius, bent jau šitom ekologiškom morkom, dar kažko, bet tai niekam jų nereikia. Ir gauna situacija tokia, mes dabar šeriam gyvulius šitom morkom, parduodam tik tai tiems vartotojams, gyventojams tiesiogiai, bet tai tiek tų morkų ten daug ir nereikia, ten po 10-20 kg, jeigu šeima nusiperka ten mėnesį ar daugiau ir viskas, ir tokia situacija yra. Nu tai yra ta monopolizavimas, kas ir buvo, tai yra monopolizuota rinka visur, tiek pieno sektoriuje, tiek grūdų, tiek daržovių. Ir kol nebus, reiškia, demonopolizuota šita rinka, tai čia nieko kitaip ir nebus. Ir sakau, kol žmonės nepradės tiesiogiai patys ieškotis rinkos kažkokios, tai čia ir neišgyvens, ir čia bankrotas yra garantuotas, bet reiškia visų pirma tai, kad kuo aš norėčiau, reiškia, iš tos valdžios aš tikrai nesitikiu, nei valdžios tos tarybos, aš iš vis ten nelinkęs tiek tai vaikščioti, nei varstyti jų ten durų, nes per tiek metų jie mums nups ir kitiem tokiam niekada nieko nepadėjo, bet kad bent jau netrukdytų jie mums dirbti ir nedarytų ten kažkokių nesąmonių. Ir dabar pažiūrėkit, netgi tie pienininkai iš karto pradėjo dalinti tą pieną ir iš karto automatiškai buvo pajungta visos veterinarijos, visokios tarnybas ir netgi televizija, žiniasklaida, kad va, jau viskas šitas pienas jau kelia visuomenėje grėsmę, jau yra ne tik tais, kad jau kažkokiom tai lygom galima ten užsikrėsti, bet ir iš viso aplamai žaliavinis pienas yra nesveika. Nu, va tokias nesąmonės, reiškia, bando, tai yra, aišku, žmonių tokiai gerai patikėtai, kad tie ūkininkai čia yra parazituojantis ir čia daro kažkokią tai žalą. Na dabar toliau, dabar jau pradėsiu, nutolau nuo tų visų, kaip sakyti, dalykų, tai dabar pradėsiu tiesiogiai apie tą, būtent pienininkų tą mitingą pasakoti, tą visą kitą. Aš sužinojau ten, kad yra organizuojamas šitas Kelmėje, būtent Kelmėje, tas Kelmė būtent ir vedė tą mitingą, ten žemės ūkio, ten, kaip sakyti, Lietuvos žemės ūkio sąjunga, tai yra atsikūrusi, ir Kelmė turi skyrių, turi labai aktyvų tokį perspektyvų, matos, iškalbingą jauną tą pirmininką įsirinkę jie. Turi jie kažkiek narių, nu ir ten, kaip pasakoja tas pirmininkas, mes pirmą kartą su juo susipažinom, reiškia, ir jis yra daug metęs važinėjęs ten ir po tą Lenkiją, ir ne tik po Lenkiją važiavęs, ir tą Skandinaviją, ir visur kitur, ir tas Olandijoje buvęs, visur kitur, žiūri, kaip ten tvarkosi ir ūkininkauja tie ūkininkai. Reiškia visą kitą ir bandytų tikrai perspektyvos būtų viskas tvarkoj. Nu ir jie ten pagrindai ėmėsi tos veiklos ir Kelmės, reiškia, tas skyrius buvo paruošę tas lemenės, tam plakatus, stendus visokius, visą kitą tam buvo paruošta tikrai tie lipdukai atspausdinti. Jau tie visokias ten ir svarbiausia mes lemenės. Lemenės, reiškia, buvo paruoštas vieninteliai, žinoma, buvo iš kitų skyrių atvažiavę, bet Kelmės buvo tos tokias kaip geltonos lemenės, kaip ten naudoja ten Prancūzija, visur kitur ten tos žaliosios lemenės, ir ten su Kelmės to skyriu, visa kita buvo, reiškia, paruoštos tos lemenės, buvo užsakytas autobusas. Na ir mes tą telefoną susiskambinom, kad, reiškia, jau sutikom, užsirašėm su žmona dalyvauti, važiuoti į tą Vilnių mitingą. Nu, žinoma, aš ten nelabai, man tai buvo kažkoks interesas, dėl to, kad, nu, mus tais pienininkystės, kaip sakyti, neliečia, bet galvoju, nuvažiuosiu, pažiūrėsiu, kaip ten sekasi tiems ūkininkams, kaip ten, reiškia, ta valdžia, ką su jais ten kalbės. Savaime, aišku, ten važiavau pažiūrėti, žinojau, kad ten per televiziją, per radiją ten niekad ten nerodys, o ir parodys, aišku, ta informacija bus iškraipyta ir kad galėčiau po to visuomeniai ten visiems kitiem papasakoti maždaug, ką aš mačiau savo akims, kaip ten viskas kitas, kaip ten viskas vyko. Na ir, reiškia, susiruošėm rytą, ten 6:30 prie bažnyčios. Važiavom, tam pasiėmėm tą tokių sumuštinių, pasiruošėm iš vakaro, visą kitą, ten sulčių kelioniai, kad pavaišinti tos, reiškia, dalyvius. Žinoma, mes nesitikėjau, kad aš dar daugelį dalyvaudavau tose mitinguose, protestuose su šeimų maršu, ten tai buvo organizacija, tie maršistai, ten kelios tos organizacijos, kas po to ten, bet tai buvo bendra idėja, tai buvo tos važiuotinės, visą kitą, kai žmonės ten nebuvo, ten skirstomi kažkokius ten, buvo tiesiog maršistai, kurie nepritarė, tai aiškia, valdžios tai visai vykdomai politikai ir visą kitą ir važiavo į
į taikų protestą, tos taikius protestus tam, kad atkreipti ten visuomenės ir valdžios dėmesį, kad čia Lietuvoje jau vyksta negeri dalykai ir kažką jau čia visuomenė imtus priemonių. Ir kadangi jau nuo 2016, kai jau pati Rūta Janutienė kažkada yra pasakiusi laidoj, kad nėra ten Seime jokios opozicijos, nėra pozicijos, tam nei pozicijos, nei opozicijos, tai tada jau, kad visuomenė kažkokia tapo savotiška opozicija, kuri turėtų ten kritikuoti, prižiūrėti ten tą valdžią, tai kaip yra valdantieji ir opozicija, valdantieji ten, reiškia, daro, priiminėja sprendimus, o, reiškia, opozicija normaliuoja, reiškia, kada vyksta normalus, kažkada dar maždaug Seimai būdavo, o opozicija prižiūri tą tvarką ir, reiškia, neleidžia tai kažkiek tai savivaliauti, tai šiek prilaiko, ten kažkokį uždeda apinas ir uždėta ir ten žaboja tą valdančiąją, bet kadangi dabar jau to nebėra, jau, reiškia, tos visos partijas, visas kitas yra mutavusios, susijungusios, apsijungusios, tai, reiškia, buvo kažkokia tai mūsų, visą tą organizacijų, visi protestai, kažkokia visuomenė pradėjo kažkaip atlikinėti, bandė atlikti tą opozicijos vaidmenį. Nu, kuo viskas baigėsi. Matė visi, žinot, ir savaime, aišku, gaila. Tie ūkininkai tam prie mūsų neprisidėjo, nors jie galvoja, kad čia jie labai saugus, jie patikimai ir ten, kai mes važiavom irgi palikę savo tą šeimos ten tą ūkį ir per pačią šienapjūtį, jie tiesiog daugelis tikrai tų stambiųjų tų šaipėsi visą kitą ir panašiai iš mūsų tos veiklos, kai mes ten po kelias paras praleisdom, kepėm saulėj. Nu, o dabar atsitiko taip, kad jie patys dabar jau atsidūrė su tokiai situacijai, kai vietoje dirbė kažkokį ten savo darbą, ten atlikdami kažkokį tiesioginę savo vykdydami tiesioginę veiklą, jie buvo priversti važiuoti ir ten išreikšti protestą tam, kad padaryti tą provokaciją, kaip ir sakiau, ir žiūrėtis, reiškia, spausti tą valdžią ir kažką reikalauti. Na ir rytą mes išvažiavom su tuo autobusu, tiesa, nuvažiavom iš karto į Kelmę ir iš karto nustebau, pamatęs, buvo dar ankstus rytas, prie bažnyčios pilnutėlė, ten toje aikštelė lengvųjų tų automobilių transporto priemonių pristatyta, autobusą dar nebuvo ir nustebau pamatęs didžiulę ten minę žmonių, ten gal 30 iš pradžių jų buvo. Ir tie žmonės toliau dar atvažinėjo, rinkosi, aš jau galvojau, kad mes jau vėluojam. Na ir dar pakeliais, ten iš kelių gyvenviečių, ten paėmėm iš pakeleivius, ten buvo, kurie užsirašė, iš Liolių ten gyvenvietės, iš Gailių kelius tos ūkininkus, pienininkus, kurie ten turi tas fermas. Nu, dar vieną paėmėm savo ten daržykį, ten nesvarbu, kai jisai ten irgi ekologinio ūkio vieną atstovą. Nu ir išvažiavo į Vilnių. Na ir važiuojant, ten tas, reiškia, Kelmės pirmininkas, jis buvo pakilios nuotaikas labai, paėmė mikrofoną, ten pasakojo mus visus ir kokiu tikslu mes važiuojam ir jis labai optimistiškai buvo nusiteikęs, kad va čia mes nuvažiuosim dabar į Vilnių, mes čia tą, mes aną, mes tai pasakoja apie savo veiklą, kaip jie ten dalina su visuomenininkais pieną, visą kitą, visus protestus, kaip jie ten organizavo, visą kitą mes čia tą, mes aną ir jis labai buvo optimistiškai nusiteikęs ir važiavo ir kažkuria prasme labai bijojo, būkštavo, kad ten nuvažiavus į Vilnių gal nebus galimybės, reiškia, įvažiuoti tiesiog, oi, ten suvažiuos iš visos Lietuvos ten autobusai, Vilnius bus išblokuotas, visą kitą. Na, aš kažkaip taip pagalvojau, aš jau žadėjau sakyti ir reiškia kelius kartus ten, bet taip įsikandau į liežuvį ir pagalvojau, nu nereikia žmogui galbūt prieš mitingą, jis vis tiek ir taip jau nusiteikęs kažkaip numušti gal ten kovingą tą tokią dvasią ir nuotaiką, galvoju, vėliau pasižiūrėsim, aš nieko nekomentuosiu, tai kelius kartus jau susilaikiau, bet aš irgi tada, gal magistralė bus pilna, gal ten nebus kaip pravažiuoti, nes viskas tai išbandyta, buvo gegužės 15. Jeigu visi tą matėm, gegužės 15 buvo aktyviausia, kai žmonės ten pakeliai stovėjo ant tiltų visur ir sveikino mus, ten ir pakeliai stovėjo ir degalinėse visur, tai buvo turbūt daugiausia, kada toks judėjimas ir tai nebuvo ta magistralė, ir policijos tada kiek važiavo ekipažų ir tai nebuvo ten ta magistralė užtvindyta ar kažkaip ar kažkokie kamščiai, ir į tą Vilnių važiantų kamščių nebuvo. Nu paskui žinoma, vėliau jau ten visas tas 3 dienas, ten birželio 15, 16, 17, 3 dienas, tai ten irgi nebuvo kažkokių kamščių ar kažkokio sąmyšio ir ten viskas vyko normaliai, po to tie policininkai jau apsiramino, jau ten nebežiūrėjo į mus kaip kažkokius ten liaudės priešus jau pradėjo, kad mes ten nieko nedarom, o paskui matėt, visi tie mitingai vis mažėjo tų, reiškia, protestuotojų skaičius ir galutinai jau dėjo iki tokią lygą, kai jau ten visai tie žmonės jau nebenorėjo, reiškia, bevažiuoti, supratę, kad ten niekas jau nesiklauso, niekad iš viskas, kai taip patirta buvo. Aš jam žadėjau sakyti, bet galvoju tiek to, susilaikysiu nuo bet kokių komentarų.
aš lauksiu ir pasižiūrėsiu. Na ir ką, nuvažiavomės į tą Vilnių, be vargo tam pasistatėm, įvažiavome tą Gedimino, ne Gedimino prospektą iš antros pusės, reiškia, kad pasistatyti ne pro Seimą, važiavom iš kitos pusės, įvažiavome autobusų stotelę, nu, ir mes paleido ten autobuso vairuotojas prie toj stoteliai, išlipomės ir ten nuėjom ne prie paradinių to žemės ūkio ministerijos tų durų, bet iš kiemo pusės ten, viskas ten buvo tokias tvoras, reiškia, aš nustebau, aš galvoju, ten tikėjausi, kad ten bus labai daug tų policijos ten pristatyta, tų visokių orkų, tų smogikų, ten sakau, jau bus jau vėl ten pasistatę tvorom, ten su skydais, bet kažkaip pažiūrėjau, kad ten stovėjo vos du policijos ekipažai, po to atvažiavo dar vienas. Bet jie ten stovėjo, tik tais matomai, jie žinojo, kad čia niektai ūkininkai nėra pavojingi gal, tik tais tiek palaikyti tiesiog viešai tvarkai. Nu. Ir dar buvau nustebęs, kai atėjo du žmonės tiesiog atsinešė šakes. Ir niekas ten, bet jau tikras rimtas šakes, ne taip, kai mes kažkada ten nuėjom, ten šakė buvo kažkokia imitacija, ten šakės buvo tikras, bet tie kotai tokie buvo silpni, ten dirbtiniai, ten su medvaršiai prisukti ir tai ten, nu, kad jau keliat pavojų. O čia atsinešė rimtas šakes metaliniais kotais, dvi šakės buvo atneštos, bet niekas ten prie nepriėjo, niekas ten neišvarė šitos aikštės, nu tai aišku, jie nieko nedarė, ten ant tų šakių pakėlė ten tą plakatą kažkokį, po to dar netyčia suplėšė ten tą plakatą. Na ir viskas to pasibaigė tu. Palyginus kaip ir ramiai, buvo padaryta, reiškia, ta scena pastatyta, minimalus ekranas, paskui buvo tvorelės, stovėjo tiesiai iškart pamatėm mikroautobusas, ten su Litagros, nežinau, kažkokios tai bendrovės, kuris ten pilstė pieną ir dalino gyventojams. Nu ir, aišku, pažiūrėjau, kad ten stovėjo labai daug tų vilniečių susirinkę, jau pagyvenusių, jau, kaip sakyti, vyresnio amžiaus, ten daugiausia, senutės visokios ten. Na, aišku, ten jie nenešė, kaip čia pas mus priimta, ten kažkokiais tai 5 litrų talpom, jie ten tiesiog atsinešė labai kukliai vilniečiai, po ten tais 1,5 litrų, 2 litrų talpos, tais vadinais bambaliais, liaudyje vadinamais, jo ten stovėjo toje eilėje pieniukai ir aš taip pagalvojau, kad čia šitiek daug tų žmonių ir neužteks to pieno. Paskui kažkas įsitarė, nežinau, tas pirmininkas Kelmės to ūkininkų sąjungos sako, tai atvažiuoti turi pienovežis, aiškiai bendrovės, jeigu nepaves, neapgaus. Ir jo atvažiavo didžiulis pienovežis ir atsistojo ten į tą aikštę ir tada apsivilkė. Žmonės pasistatė ten stalus, viskas normaliai apsivilkė kažkokias tai tos, kaip tokias lietpalčius, reiškia, apsimojo pirštinės, ten nuvalė iš karto tos stalus, ten to dezinfekcinių skysčių, nežinau, bet buvo imtas, reiškia, visų tų kažkokių tų higienos ten priemonių, sudėta ant kepuraitės, viskas buvo kultūringai padaryta, nu ir sustatėm ten tas tvoras ir dar prikabinom, aš dar pats padėjau prikabinti tos plakatus, kad ten nemokama to pieno nebūna, ten ne, reiškia, ir būna, tai reiškia, ir ant tų tvorelių ten su tom savaržom pritampėmės, nu, kad tvarka, kad ten žmonės eitų iš vienos pusės prie to pienovežio, ten nesigrūstų, reiškia, pašaliniai ten nevaikščiotų, ir, nu, žodžiu, pradėjo dalinti tą pieną, ir tada supratau, kad ten to pieno bus labai daug ir ten, žinau, ten jau didysis pienovežis buvo atvažiavęs bendrovės. Na ir prasidėjo tas mitingas, buvo oras nelabai koks, tai šlapdriba, visą kitą, aš buvau apsivilkęs ten, palyginus žadėjau vilktis kailinius, bet kai žinojom, kad ten bus, reiškia, šlapdriba ir pliusinė temperatūrai, tai apsivilkau tokią odinę striukę. Ten stovėjau, na, aišku, buvo šalta, lietus, visą kitą, ne lietus, bet tokia šlapdriba, tiesiog purškiai nebuvo ten labai šilta ir malonu stovėti. Na, ten tai ūkininkai pagrinde visą tą susirinkimą, tą mitingą moderavo Kelmės, reiškia, tas tų ūkininkų skyriaus pirmininkas ir jisai ten daugiau, dar vienas buvo ten kalbėtojas, na ir po to dar ėjo į minę, buvo ten, kuri registravo norinčius pasisakyti tos žemdirbius, na bet kažkaip tai neatsirado ten norinčių daugiau tų kalbėtojų, tai paskui buvo, aišku, kalbėjo ten bendrovių vadovai, išsakiausias problemas, pasakojo, koks yra sunkus darbas, kaip jie ten, kiek jie turi didžiulius milžiniškus ten tuos, kaip sakyti, kiekius to pieno. Kiek įdėta ten daug tų lėšų, ten į tos modernius jų komplektus, ten visai kitą pasakojo bendrovių vadovai, ten Pekruoja bendrovės vadovas, tiesiog jisai pasakojo ten apie visą tą santykį, kaip yra, dabar jie dirba nuostolingai, kadangi iš pradžių buvo, reiškia, agituojama ir skatinama, reiškia, pieną, visus tos pienininkus stambyti, reiškia, tos savo ūkius kooperuotis, tam, kad padaryti didžiulę bendrovę, o po to gavosi priešingai, kai jie, reiškia, dabar šiuo momentu sukaupė ten tą, padarė didžiulį, ten, nežinau, ten galbūt keli ten buvo kolūkiai, ten tarybiniai ūkiai yra sujungti į vieną, matyti didžiulę bendrovę tam Pakruojo rajone. Kažkokia ir jau užsiema ten vien pienininkystę, tai reiškia, pasak jų, aš nežinau, taip jis sakė, dar, mano sako, negali tiek būti. Gali būti, jeigu ten pas mūsų ūkininkai matėm išpila po 6-8 tonas, reiškia, to pieno, kurie išpilinėja, ir jie ten sakė, vienu kartu priduodantis ten 100 tonų, reiškia, to pieno, ir atvažiavęs pienovežis, tiesiog viena bendrovė yra nepajėgi. Gal tai yra daroma specialiai, kad atseit neva mes nepajėgus, reiškia, tiek paimti iš jų to pieno, tai reiškia, yra
atvažiuoja šitą 100 tonų, ar kiek tą kiekį, ima dvi, reiškia, pieno tos perdirbimo įmonės kažkurios, nu tai gal tai yra padarytas savo, kažkoks tai savotiškas kartėlis tam, kad mušti kainą ir tipo mes nepajėgus, mes dabar neimsim, mes dabar negalim. Jeigu jūs norite, tam duokit už tiek, jeigu ne, mes tipo neturim kur dėti ir gal taip ir iš tikrųjų yra. Tai reiškia, jeigu tai iš vienos, reiškia, tos bendrovės ima dvi, reiškia, perdirbimo tai įmonės, tai reikia manyti, kad jau gaunasi kažkoks tai tų, reiškia, bendrovių tų monstrų, ten tų ryklių kažkoks tai monopolis, jau iš karto automatiškai, nu ir ta bendrovė, kaip jisai įsireiškia, tas žmogus, jeigu gaunasi taip, kad už tą išvežtą pieną, reiškia, gauni jau nepelną, bet atvažiuoja ir kaip pasakyti, tą sumokė ten kažkur apie 1000 eurų, už tai pasakai ačiū, kad, reiškia, kad atvažiavot paimti, dar primokė ten, nuostolį ten 1000 turi eurų ten nuo vieno to paėmimo to pieną, ne tik už dyką atiduodi. Tai va, nu ir po to, reiškia, ten buvo kažkokia darybinė grupė, kaip paskui pasakojo, kurie padaryta ten trišalė, ten tuose Žemės ūkio ministerijoje ir buvo perdirbėjų ten atstovai, ten Pieno žvaigždžių, visi Žemaitijos, ten pieną dar visų tų, nu, visi žino, ten Rokiškio sūrio tie visi atstovai susirinkę, gal buvo ir direktoriai ten įvardino, kas tokie dalyvauja, taip pat buvo prekybininkų atstovai, nu ir ten tų smulkiųjų, ten stambiųjų vidutinių kažkokių pieno gamintojų ten atstovai, ir reiškia, jie ten buvo paruošę programą, kad ten, žinoma, kiekvienas ten stambusis tas pieno perdirbėjas turi savo interesus, ten vidutinis ten savo, ten smulkus pienininkai vėl savo, ten, bet jie buvo kažkaip suderinę bendrus tos reikalavimus ir kad nesiblaškyti, reiškia, bendrus reikalavimus, kokius reikėtų, reiškia, tiekti, ką reikėtų daryti. Na ir visi ten laukė ir tikėjosi kažkokį tai sprendimą ir visi žiūrėjo, sakė, žiūrėsim, kuo visas čia baigsis. Visas tas sprendimas turėjo pasibaigti apie 12 valandą, reiškia, ir mes, kol vyko tas sprendimas, tai dar plus, dar pasakysiu, tai ta diena sutapo būtent, kai, reiškia, Rusija, reiškia, užpuolė Ukrainą, buvo paskelbtas karas, būtent tą dieną buvo pažymėjama, ten Vilniuje kažkoks renginys buvo, kur ten organizavo jie tai dienai. Na tai ir buvo paimta ten ant scenos, reiškia, Lietuvos trispalvė vėliava buvo atnešta, ten stovėjo, tai ir buvo kažkokia padarytas solidarumas ir, kaip sakyti, tas parodyta kažkokia tai solidarumas tai Ukrainai, reiškia, kariaujančiai, na ir po to, reiškia, buvo ten rodoma ilgą laiką, gan užtruko tą vaizdinę medžiagą, reiškia, ant ekrano, kaip Lietuvos ūkininkai, reiškia, tie visi ten buvo pavardė šitų ūkininkų, kurie prasidėjus karui, reiškia, ne ginklais, nieko, bet parėmė, reiškia, Ukrainą, ten tos gyventojus savo produkciją, ten jau buvo filmuojama, kai ten žmonės krovė ir mėsos konservus, tos įmonės, kurie turintis mūsų krašto ūkininkai buvo pavardės, mačiau ne vieną, pažįstami ten pieno produktus, kas ten miltus, kas ką ir, reiškia, humanitarinę pagalbą teikia Ukrainai. Ne pinigais, nieko, bet va, savo produkciją. Nu, tada, aišku, buvo tokias padėkas, reiškia, ir ukrainiečiai padėkojo už tą humanitarinę pagalbą, ten maistu, tai va, pakliuvo į bėdą, tai va, ta dalis buvo, laiką dalis užėmė. Na, po to, kaip sakiau, ten kalbėjo ten, reiškia, tai paprastai fermas turintis kažkokie tie pieną, tie ūkininkai keli, po to kalbėjo ten tas bendrovės vadovas, kaip ir sakiau. Na ir vienu žodžiu, jis priminė tada dar tos laikus, kai sakė, turiu K700 tą traktorių, Kirovets, dabar sakė, jis dar tebestovi, tai yra tas pats traktorius, kuris, reiškia, blokavo tada, kai buvo, tada Prunskienė su Karbauskiu, ne tada, tai dabar, bet pirmiau, kai buvo tie į tą į valdžią ir kai buvo sunaikinta cukraus pramonė ten padaryta, reiškia, nu, bet Marijampolė, kaip ten bebūtų, ten Suvalkija, ten apsigynė, vis dėlto jie sakė, negali sakyti, kad ten jie būtų neapsigynę, jie bet kokiu atveju atkovojo, reiškia, ir jie išsaugojo tą cukraus perdirbimo fabriką, kai tuo tarpu Pavenčių fabrikas mūsų buvo, reiškia, buvo, kaip sakyti, uždarytas, sunaikintas ir paskui perėmė Ramūnas Karbauskis, ten dabar padarė ten grūdų supirkimą, ten tą monopolį, ten supirkimo punktą tame, reiškia, tame buvusiam cukraus fabrike. Tai buvo tokia situacija ir tada žmogus šitas pasakojo, kai sakė, aš nuvažiavo ten, aišku, neįsvažiavo, ten jų bendrovės buvo tas traktorius, tas žmogus, reiškia, vairuotojas, nuvažiavo su to Kirovetsu į magistralę, sakė, tas traktorius yra didžiulis ir jį turi didžiulį kaušą ir, reiškia, tas jau vairuotojas, ant traktorininkas įvažiavo į magistralę, tiesiog numetė tą kaušą, užgesino tą traktorių, paliukai pats pabėgo ten ant to kelio ir ten nebegalėjo, reiškia, ten jį niekaip to traktoriaus patraukti ten iš tos magistralės, tai va tada padarė tokį, reiškia, dalyką, protestą ir pažymėjo, kad tas traktorius dabar laukia dar savo eilės ir jeigu šitie
valdžia neatsižvelgs, tai gali tie įvykiai pasikartoti ir tas traktorius dabar jis yra veikiantis, bet dar tebestovi, tik yra be farų, be žibintų ten kažkokių, bet jis yra važiuojantis ir laukia, reiškia, tų momentą, kada jis vėl gali išvažiuoti į magistralę, ten tą greitkelį ar dar kažką panašaus. Tai va tokį dalyką papasakoja, na ir po to kaip nuėjo. Reiškia, mes sušalom su žmonom, sigerti kavos ten truputį, nes jau tikrai buvo labai šalta, permirkom kiaurai, jau kai grįžom, jau reiškia buvo tas mitingas ėjo į pabaigą jau visiškai, mes ten ilgai neužtrukom, aišku. Nu ir parėjom ir tada viskas, aišku, grįžo matyti tie darybininkai, pasakė, kad viskas ten nieko gera, reiškia, niekas ten su jais nesikalbėjo, reiškia, buvo viskas mušama į vienus vartus, ten tie perdirbėjai, visa kita. Ir ten žemės ūkio rūmutė, ne rūmų, atsiprašau, žemės ūkio ministerijos, tai visi ten specialistai, ten kažkokie buvo ten konsultantai. Ir dalykas yra toks, kad jie ten daugiau, aišku, palaikė tos perdirbėjus, natūralus dalykas, rinkimam reikia pinigų, į visą kitą, ir čia viskas kitaip ir būti negalėti, jo labiau, kad jie ten gal daugiau tų pinigų, aišku, savaime turi ir ten išrinkusiuose valdžią, savaime, aišku, kad jie po to padarys tą atkatą ir vėl ten perdirbėjim, prekybininkam ir vėl ten padarys kažkokias lengvatas, gal bus iš biudžeto išmokamas kažkokias tai kompensacijas, ar ten dar kažkokie nuostolių praradimai, čia yra natūralu, kad taip būti aišku negalėjo, ir tie žemdirbiai paliko labai nusiminę, nusivylė vienu žodžiu ir visi palūžę matėsi iš veido išėję, po to jau pritrūkę kantrybės, jie pradėjo ten švilpti ir panašiai, aišku, ten ir visą kitą nušvilpė tiesiog jokios, bet ten niekas nebuvo atėję iš tų atstovų. Ai pasakojo, dar ten buvo atėjusi premjerės Ingrida Šimonytės kažkokia patarėja žemės ūkio klausimais ir sako, nors jai ten buvo išsiųsti jau tie raštai, gal prieš savaitę ten su visais reikalavimais, ką reikėtų kaip, tai jinai tiesiog kaip išsireiškia, kaip iš medžio kritusi, nieko ten nežinanti, nieko panašaus negirdėjusi, nieko nežinanti, kas vyksta, ten tiesiog padarė tokį įvaizdį, kad nieko nežinau, vienu žodžiu, nieko, nu paskui dar buvo, aišku, paruošti kažkokie tokie kvailokie gal ten siūlymai, kad daryti kooperaciją ir ten norint gauti, bus galima ministras ten, kaip supratau, ministras pats nedalyvauja, jis net nepasirodė, ten galbūt ten buvo kažkokie atstovai, toj tame trišaliais, toj tarybai, kai ten svarstė, kaip supratau, ministra nebuvo, tai kažkokie jo atstovai buvo ten. Tai vienu žodžiu, norint gauti kažkokią tai paramą tiem ūkininkam, ten 40 milijonų berods, tai reikia padaryti kažkokią, pasirašyti kažkokią kooperaciją, sutartį, nu ir ten aišku savaime, tai ne iš karto, kad ten dabar tie pinigai čia ir dabar, bet gal po kelių mėnesių tam galima žiūrėti, ten kažkokį svarstyti. Kai sakiau, paskui reiškiau, kai dabar tiems ūkininkam dabar jau yra užnerta ta kilpa ir ten dabar belieka laukti, kol ta taburetė ar kažkokia kaladė bus išspirta į po ir viskas jiems ir kažkai jiems reikia dabar jau yra bankrutuoja ir kai masiškai jau išpardavinėjo ten Lenkijos pasienį, o to žiūrėjau Lenkai superka tas gyvulių bandas, karves ir visą įrangą. Visą kitą ir galbūt ateis tas laikas, kai Lenkai ne tik pasienį, bet tiesiog ir nebepirks tų, reiškia, yra tokia tikimybė tų karvių ir nebeveš, bet jie tiesiog pradės šią vietoje gal perims tas ūkininkų žemės, nu žinoma, užsieniečiam ten negalima tų žemę pirkti, paprasčiausiai gal nuomosis, gal reiškia ten lietuvių ten kažkokiu vardu ir jie paprasčiausiai čia patys pradės tie Lenkai šienauti, daryti visą kitą, gaminti ten tą produkciją ir vežti Lenkiją, tai yra tokia tikimybė ir viskas, o ten visi pinigai savaime aišku nusės Lenkijoje, o mūsų biudžetas, nu ką. O tai va tokia situacija maždaug, ką galiu pasakyti, na ir tai paliko nusivylę, po to nuėjom, nusiminę visi, jau tada nuėjom į tą aikštelę, laukti autobusas, laukiam tą autobusą, išvažiavam iš Vilniaus jau, iškato nuotaika tokia buvo jau nelabai kokia, na ir pajuto ten gale sėdintis moteris, kad ten autobusai, reiškia, pradurta padanga prie kiuro, nu ten šlipo vairuotojas, pažiūrėjo, šlipo mes visi ten jau stiek, šiaip, o taip važiavo visi ūkininkai ir ar pats sunkvežimio vairuotojas, visi kiti pamatėm, kad pradurtas, nepradurtas, tam prakirstas, kažkas tai stovėjo, ten fūra yra tikimybė, kad ten ant kelio buvo irgi taip pat sustojusi, fūra yra tikimybė, kad ant magistralės ant greitkelio buvo kažkas tai iškrita ar pamesta sąmoningai, ir ta fūra ko gero buvo stovėjo tam pradaužtų to rato, ir mes dar apie kilometrą nuvažiavam, dar norėjau nueiti pasižiūrėti, kad reiškia, kas ten į ant to kelio, bet kaip paskui pasakė, nesakė, baigti, kur ten apie kilometrą mes nuvažiavam, kur tu ten eisi. Nu, ir vairuotojas, reiškia, puolė stresą paskui, jau vyresnio amžiaus, kad ką čia dabar daryti, niekada gyvenime nėra pasitaikę tokia atveja, kad būtų, reiškia, kažkada pradūręs padangą. Nu, kaip pasakė, neseniai prieš kelias dienas pakeistas naujas autobusų padangas, dvi galinės, reiškia, kaip jos galėjo pradurti. Nu, tai vat ir gavo situacija, kad paprasčiausiai jis, aišku, ten atidarė tą įrankių dėžę, tą zipą vadinamą, pradarė.
turėjo tam tokį primityvų tą domkratą, primityvų tą raktą, aš pažiūrėjau ten skurdus tie įrankiai to autobuso ir pradėjom spręsti, kaip dabar pakelti ten, pakišti ten tą domkratą, kadangi tie autobuso tie sijonai žemai, o ten po sijonu to nekiši tą domkratą, nu tai dar atsirado tokių, aiškiai, ir man tokių mintis buvo, kad ten pabandyti tą autobusams daug buvo ten vyrukus, pakelti nuo šūną šiek tiek, kad, reiškia, pakišti tą domkratą, bet vairuotojas sakė, baigit, sakė, vyrai, čia jums nagu į mašiną, ką jūs čia dabar. Na tai ką daryti, tai tada visi ten nusprendėm, kad reikia po to autobuso ratu galinių bandyti ieškoti, po tais pradurtais ratais, ieškoti kažkokio tai daiktą, kad autobusas šitas galėtų užvažiuoti ir kad šiek tiek pasikeltų, reiškia, tas, reiškia, šonas autobusą. Nu tai paskui pažiūrėjau, aš pastebėjau, kad yra ten autobuse toj įrankiniai, kaip sakoma, atidarius tą šoną, ten yra tokia kaladė, ten ta trinkelė, na, aišku, ne tam buvo skirta, ten pakišti po ratais, kad neredėtų tas autobusas, nu, mes pakišom tą trinkelę ir autobuso vairuotojas užvažiavo ant tuo, nu, tada jau pats vairuotojas ten palindo, atsigulė į balą ir pakišo tą domkratą, pradėjom kelti, aš pasisiūliau jam padėti, pats atsiguliau, tai gerai, kad tą vadinę striukę palindau, padėjau jam pakelti tą, ilgai mes ten keliam, ten tą autobusą, ten įgą tą domkratą lietą ir pakeliam ir sako, vieną ratą turiu. Antrą ratą neturėjo, tai paskui nežinau, tad susiskambino, atvežė jam antrą ratą. Nu ir vyrukai ten, aš pats padėjau užveržti operatyviai, energingi vyrukai, sumovė ten vamzdžius, taip pat atleido tą autobuso ratą, taip pat nuėmė, su to nuėmėjo, tas jomnikų tą ratą padėjo, vienu žodžiu, mes sutvarkėm tą autobusą ir parvažiavome. Tada į tą kelmę. Ir aišku, ten tas ūkininko skyriaus pirmininkas nusiminęs buvo jau gerokai išėjęs iš veido, bet dar tada netiek, paskui ant ryto. Tai visai tai jau nuotaika jau buvo, kažkam paskambino, tai matėsi, kad jau galutinai, kas suprato, kas yra, matyt, per naktį apmąstė visą tą dalyką, tai va tokia situacija. Tai matau, tas iš to, reiškia, iš visų tų, kaip sakyti, iš tų Vilniaus įvykių tokie va dalykai. Nu tai ką, daugiau, nežinau, turbūt aš norėčiau atsisveikinti su jumis ir nežinau kaip čia toliau. Man iš tikrųjų nėra tas pats, kas čia darosi Lietuvoje, dedu visas pastangas, nu ką aš galiu padaryti, ką aš dabar galiu prisidėti. Aš tai galiu kažką tai patarti savo patarimais, ką galėčiau pasiūlyti ten maždaug, kad ten kažkiek palei galimybės, kurie dar gali, kurie kažkur kažką patiems tam bandyti perdirbti tą produkciją, ten tą sūrį, varškį ir nedalinti ten kažkur kažką. Tiekti galbūt į rinką kažkokias tai žiūrėti savo parduotuvėles ar ką. Ir aš galbūt, kad būtų ekologinis ūkis, galėčiau prisidėti tam padėti, susikopiruoti, išvežioti tą produkciją, padėti nuvežti ar kažkur kažką ir tiekti gyventojams, nes pažiūrėkit, kokias yra pieno kainas ir ne tik pieno produktų kainos ir man pačiam jau yra, pavyzdžiui, nusipirkti ten to sūrio, kurį aš mėgstu, fermentinį švarškę sūrį aš nevalgau, bet netgi Lenkijoje jau nuvažiavus, pažiūrėjau, šitas sūris iš tikrųjų yra labai brangus. Ir Lenkijoje labai pieno produktai palyginus yra brangus. Nu, aišku, dabar jau pigiau negu dabar Lietuvoje, bet vis tiek palyginus yra brangus ir maistas ir visoje Europoje yra brangus ir gali atsitikti taip, kad tiesiog vietoj šito pieno nebeliks tiesiog to pieno, gal pradės iš Kinijos kažkur vežti kažkokius ten tos svirplių miltus ir skiesti juos ten su vandeniu ir daryti tokį pieną savotišką. Vis tiek baltymas, gal iš kalkių jie darys ten su vandeniu, kas jau ten žino, pradės kalkės dėti vietoj to ir daryti tą pieną, kad taip apgauti, reiškia, žmonės, nu ką darysi, ir yra tokia situacija. Tai va, nu tai ačiū jau už dėmesį, iki sekančių susitikimų.